Viena dažniausių nelaimės priežasčių yra vaiko nedėmesingumas. Vaikas įsitraukęs į vieną veiklą visiškai pamiršta apie visą kitą, kas vyksta šalia jo. Nors ir žino gerai kelių taisyklės, tėveliai turėtų prisiminti, jog žinoti ir elgtis tai nėra tas pats. Daugelį dabartinių mokyklų yra įruoštos specialios žaidimų aikštelės, kur vaikai gali praleisti savo laisvą laiką žaisdami futbolą ar krepšinį. Jeigu aikštelės užimtos, padėkite vaikui rasti kitą saugią vietą žaidimams. Na, o jeigu jūsų vaikas vis tiek žaidžia žalioje pievoje šalia kelio, išsiaiškinkite, kodėl. Vaiko dėmesys lemiamų momentų gali būti nukreiptas kitur ne tik žaidžiant. Į tai tėveliai taip pat turi atkreipti dėmesį. Aptarkite tai su savo vaikais. Viena iš tokių situacijų – netyčia iškritęs daiktas pereinant gatvę. Įsivaizduokime gan įprastą atvejį. Vaikas bėga per perėją degant žaliai šviesai. Jo kišenėje – mobilusis telefonas. Staiga vaikas pastebi, jog telefonas iškrito viduryje gatvės. Apsisuka ir puola jo pasiimti. Tuo metu užsidega raudona šviesa. Lygiai taip pat vaikas į gatvę gali pulti paskui išriedėjusių kamuolį ar net ir nuo pavadėlių nutrūkusi šuniuką. Tėveliai, jūsų pareiga, kad vaikas suprastų, jog nei telefonas, nei kamuolys ir netgi jūsų augintinis nėra verti jo gyvybės. Svarbiausia – saugoti save.